Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Vytenis Povilas Andriukaitis, minister ochrony zdrowia. Dzień dobry, labas rytas jums, Dzień dobry, ministre. labas rytas. Beveik 300 tūkstančių Lietuvos piliečių nemoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Tai reiškia, kad jie neturi teisės į nemokamą gydymą. Ministre, kaip spręsis šitą problemą? Ne visai taip, aišku, jie turi teisę į tą nemokamą medicinos pagalbą, kuri turi būti garantuojama iš valstybės biudžetinių lėšų. Tačiau jie neturi teisės į tą gydymą, kuris garantuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Čia du skirtingi dalykai. Jeigu žmogui įvyko nelaimė, tragedija, tai... Tad tai vadinama pirmoji pagalba jiems ne priklauso. Pirmoji. Čia yra kritinių būklių gydymas, tai ne pirmoji, tai kur kas sudėtingiau. Pažiūrėjus žmogų po daugybinių traumų, kur reikia operuoti, palaikyti gyvybę, atlikti daug operacijų ir jis pačioj sudėtingiausiai būkliai. Tai yra reanimacija, tai yra intensyvi terapija, tai yra būklės, kurios susijusios. Ar dažnai būna tokių atvejų, kad atveža žmogų, būtent jam reikia tokios pagalbos, jisai neapdraustasis? Ne, tai šiuo atveju niekas neturi teisės klausinėti apdraustasis jis ar ne, čia neturi jokios reikšmės. Lietuvoje taip ir nebesupranta iki šiol, kai viską sumetė į vieną bačką, tai nesupranta. Lietuvoje egzistuoja du finansavimo srautai. Vienas finansavimas iš valstybės bendrųjų biudžetinio asignavimo, o antrasis finansavimas turi būti iš privalomo sveikatos draudimo fondo. Planinis finansavimas arba, negaluojat, apsirgot, taip toliau, ten, kur nėra, kaip sakyti, ekstra bėdų. Tai tam reikia privalomo sveikatos draudimo fondo. Ir 300 tūkstančių žmonių, kurie neapsidraudė, jie tikrai negali, jie labai smarkiai rizikuoja, jie save baudžia. Ir dar jie pažeidžia konstitucinę, nes pagal konstituciją, konstitucinis teismas pareiškė, kad privalomasis sveikatos draudimo įmoka, tai yra konstitucinė pareiga. Taip, iš tiesų taip. 300 tūkstančių žmonių, kurie yra nuslėpę šitą draudimo įmoką, jie atneša didžiulę mums visiems žalą. Tai yra, maždaug paskaičiuokit, vienas žmogus per metus turėtų sumokėti apie 2300 litų. Tai padauginkite 300 tūkstančius, gausite apie 60 milijonų litų. Ar mes žinom, kas tie žmonės, jie yra emigravę, ar jie yra šešėlinėje ekonomikoje dalyvauja, ar jie šiaip, ar bedarbiai gal? Bet matot, dabar žiūrėkit, ar emigravęs ar ne, bet taigi tu esi Respublikos pilietis. Ką reiškia emigravau. Ne, bet mes nežinome, mes vis tik žinom, kas tie, kur problema ta, kad jie gali būti šešėlinė ekonomikai, gali būti dingę, gali būti apsileidę, jiems viskas nerūpi, žodžiu, ir žinoma, šitos 300 tūkstančių žmonių turi apskaityti valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra. Sodra turi savo domenų bazę. Mes ministerijoje savo domenų bazės neturim. Privalomas sveikatos draudimo fondas neadministruoja įmokų griežtai. Jas administruoja Sodra ir administruoja mokesčių inspekcija. Tai ten turėtų būti didžiulis rūpestis, ką daryti. Vienas iš jų tokių pasiūlymų galbūt reikėtų įvesti individualią sąskaitą Sodrai, kad būtų matytis kiekvieno žmogaus, kaip sakyti, buvimo faktas. Nes dabar nesvarbu, ar tu Londone, ar tu Paryžiui, ar tu Vilniui, ar Helsinkije, bet yra ES erdvė ir tu vis tiek su Lietuva mokesčiais turi būti susijęs. Kokių dar sankcijų žadate imtis prieš tuos, kurie nemoka privalomos sveikatos draudimo įmokų? Tai ir dabar yra ir egzistuoja įstatyminė norma, kad jeigu žmogus neapsidraudęs, tai nuo to momento, kai jisai pasirodė Lietuvoje ir atėjo į įstaigą ir paprašė, kad sveikatos apsaugos pagalbos, nuo to momento jam pirma turi būti iš karto taikoma sveikatos apsaugos pagalba, bet antra, toks žmogus turi būti apie jį pranešama mokesčių inspekcijai ir Sodrai, nes jau dabar yra įmanoma iš jo išskaičiuoti, išieškoti nesumokėtą mokestį nuo to momento, kai jis nuo 18 metų, kai jis privalėjo, arba nuo 26, kai jis privalėjo draustis. Ir taip pat yra galimybės pateikti administracinį ieškinį. Tačiau
nėra nei duomenų bazės, nei pakankamai, kaip sakyti, kitų poįstatyminių aktų, kad tas būtų efektyvu. Tai va štai dabar ir darbo grupėje, kurioje mes privalome įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą ir patikslinti visas aplinkybės, atskirti finansavimo srautus, sakyti, nustatyti, kas mokama iš privalomą sveikatos draudimo fondo, kas teikiama iš biudžeto. Žinoma, sunkus klausimai, bet čia spręsim ir tuos dalykus. Bet jeigu vyriausybė pritars, paskui Seimas palaimės tą jūsų parengtą sveikatos draudimo įmokų pataisą, taip? Tai praktikoje kas keisis? Ši pataisa sveikatos draudimo 8 straipsnio pataisa susijusi su tiesioginiu Konstitucinio teismo sprendimu, kuris panaikino tą nuostata, kad jeigu žmogus nebuvo, po to atėjo ir užsiregistravo ir pradėjo mokėti įmokas, tai jisai arba turi sumokėti tam tikrą pinigų sumą į priekį, arba turi 3 mėnesius gauti pagalbą tik po 3 mėnesių. Tai teismas šitą dalyką panaikino. Teismas pasakė, pagalba turi būti teikiama, gydymas turi būti teikiamas nuo užsiregistravimo momento ir nuo įmokos sumokėjimo momento. Tai reiškia, kad jeigu aš ilgai nemokėjau, pavyzdžiui, aš nemokėjau ilgai PSDT įmokų, taip, ir šiandien sumokėjau, rytoj einu jau pas daktarą ir gydytis, tai man jau priklauso tas gydymas. Taip, tu turi iš karto būti gydomas. Ir tai išaiškino būtent Konstitucinis teismas. Už tai mes turim keisti šitą straipsnį ir dėl to, reiškia, ta pataisa dabar eina, nes negalima diskriminuoti žmogaus. Negalima jam tokiu būdu jį bausti, neteikti jam gydymą, draudžiama šitas. Kas kita, kad už nesumokėtą laiką iš jo galima išieškoti. Paskui, bet jeigu nebus iš ko išieškoti, tai kaip? Palaukit, tai čia yra teisminiai instrumentai. Tai, kaip sakyti, žinot, gyvenimas labai margas. Ir elementų atveju išieškojimai, žiūrėkit, teismų sprendimų nevykdymai, ir antstoliai ir taip toliau. Yra, bet čia dėja ne sveikatos apsaugos ministerijos. Jo, bet čia visa machina būtų, nes 100 tūkstančių tai yra daug, ministrė. Taip, bet tai yra ne mano reguliavimo sfera, tai yra vidaus reikalų ministerija, finansų ministerija, teisingumo ministerija, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai yra tos įstaigos, kurios turi dirbti. Bet tai yra didelė problema, kurią reikia tikrai spręsti. Mums taip, mūsų požiūriu taip, nes 60 milijonų litų per metus tai didžiulė nuostoliai. Bet tie 300 tūkstančių žmonių neatsirado iš karto, jie buvo ir anksčiau. Kodėl nebuvo sprendžiama šitą problemą? Todėl, kad, kaip sakyti, nežinau, negaliu atsakyti, aš tada nebuvau vykdomoje valdžioje. Jūs buvote opozicijoje, galėt kažką reikalauti iš valdančiųjų. Bet tai yra ne tas pats. Ne tas pats. Ne tas pats. Kada tu ateini į ministro postą, tu matai labai daug vykdomosios valdžios aspektų, mechanizmų, kurių negali nematyti, būdamas išorėje. Mes dabar sprendžiame labai aštrų klausimą. Kaip išspręsti, kad nebebūtų, reiškia, piknaudžiaujama. Štai žinote, čia iš privalomą sveikatos draudimo fondo apmokama operacija, štai čia toks kaip protezas, tai žinot, bet jūs galite pasirinkti brangesnį ir skirtumą apmokėsite. Ir dabar tiesiog piknaudžiaujama šito. Aš turiu skaudžiausių atveju, aš turiu net ir mano galva, kaip sakyti, mokestinio nusikaltimo. Tai, bet šitą dvigubą normą leidžia tam tikros nuo 98 metų galiojusios įstatymo pataisos, kuriuose parašyta taip, iš privalomo sveikatos draudimo fondo pagalba teikiama nemokama, taškas. O po to, bet jeigu žmogus pats savo noru sutinka pasirinkti brangesnę procedūrą, tai jis apmoka skirtumą. Čia ir prasideda viskas. Paguldo žmogų, jam pasiūlo, jis nelabai susigaudo ir taip toliau pasiūlyti galima bet ką. Reiškia, ir po to staiga išauga sąskaitos, staiga jisai tą nemokamą pagalbą pavirsta mokamą. Ir viskas yra teisiškai ir įstatymiškai. Tai dabar mes pasiūlome išbrauktą dalį įstatymą, reiškia, reglamentuoti griežtai, ką dengia iš privalomą sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kas yra mokama. Būtų kiekvienam žmogui aišku, taip, čia yra tai, ką valstybė negarantuoja. Kas yra nemokama aplamai ir turi būti finansuojama iš bendrųjų asignavimų, iš biudžetinių, ne iš įmokos. Kas
mokama iš sveikatos draudimo įmokos, o už ką tu gali papildomai mokėtis. Nori mokėkis, nori ne, bet tau garantuosime gydymą pagal privalomą sveikatos draudimo fondo biudžetą ir pagal valstybės biudžetą, pagal 2 biudžetus. Tau garantuosim tą gydymą, o jeigu jau tu nori kažko papildomai, tai palaukit. Mūsų visų finansai yra riboti, tai mes negalim patenkinti visų pačių įvairiausių žmonių lūkesčių. Tai jau tas įstatymo projektas jau paruoštas yra rudens sesijai bus? Taip, mes įteiksim, čia yra tas pats laikinusis įstatymo paketas, kurį Seimas atmetė sausio mėnesį. Aš sąmoningai laukiau ir dėl ko triukšmas buvo toks didelis. Laukiau Konstitucinio teismo sprendimo. Dabar mes vėl jį teiksim, suderinę su visom institucijom. Ir su pakeitimam, pakeitimais. Taip. Ir iš tiesų dar įtvirtinsim pirmenybę valstybinio sektoriaus finansavimo ir sutarčių sudarimą, nes mes negalim nematyti, kad visas valstybinis sektorius skęsta skolose. Tai dabar jau manot, kad Seimo nariai parems ir jūsų frakcijos nariai, būtent socialdemokratai? Labai aiškiai, tai palaukit, tai Seimo nariai dabar turi prieš akis ne bet ką, o Konstitucinio teismo nutarimą. Galiojantį, kuris jiems yra privalomas. Tai dabar jie duoda priesaiką laikytis Konstitucijos, vadinasi, jie duoda priesaiką laikytis Konstitucinio teismo nutarimo. Tai ką jie nori laužyti priesaiką? Prašau, laužykit. Tai bus matyt, kaip sakyti. Ministre, dar viena tema. Jei žmogus neturi nei darbo, nei pajamų, tai jį privalomojo sveikatos draudimu draudžia valstybė, taip? Taip. Ir taip ir bus toliau. Neabejotinai. Yra nustatytas sąrašas. Žinoma, tai nereiškia, kad mes neturime stimuliuoti jo, kad jis dirbtų. Tai jeigu žmogus piktybiškai neįsidarbina. O kaip čia išaiškinti, jisai piktybiškai neįsidarbina? Čia vėlgi yra darbo inspekcijos reikalas. Čia yra darbo biržos taisyklės. Bet žodžiu, jeigu žmogus yra biržoje, taip, eilėje ten stovi, tada jam priklauso tas privalomasis. Tai iš tiesų tada valstybė suteikia jam garantijas, bet biržoje stovėti yra iki tam tikro laiko. Tai, žodžiu, kiekvienas žmogus turi žinoti, baikime vieni prieš kitus, kaip sakyti, atrodyti gudresniais. Tai ką čia, vieni sąžiningi žmonės viską moka, o kiti gali piknaudžiauti, būti šešėlyje, dar susigalvoti visokių pažymų ir taip toliau. Ir pažiūrėkite, kiek socialinės paramas gauna ir visą kito važinėja su Mercedesais. Ministre, dar viena tema, 53. Jūs gerai žinot Konstituciją, beveik mintinai turbūt. 53. Konstitucijos straipsnis skelbia, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Taip. Kaip jūs vertinat, kaip mūsų valstybė vykdo tą funkciją? Galiu pasakyti, kad šiuo požiūriu mūsų valstybėje kol kas per mažai skiriama dėmesio sveikatos stiprinimui, sveikatos išsaugojimui, sveikatos tausojimui ir sveikos gyvensenos apgynimui. Dabar, nes čia yra tie žodžiai. Tai jūsų ministerija turėtų vadintis ne sveikatos ministerija, o lygų profilaktika. Taip, mes turėtume vadintis lygų gydymo, o nacionalinė sveikatos taryba turėtų vadintis sveikatos programų arba sveikatos sektoriaus. Nes jūs sutikite, mes daugelį metų gyvenam sveikatoje. Kaip sakant, mes nejaučiam nieko. Ir mes turime nuo gamtos, nuo Dievo duotus sveikatos išteklius. Jaunystė, branda, taip, genetiškai sveikatos išteklius. Bet mes juos galim sunaudoti, sudeginti per 30 metų, taip, o galim, kaip sakyti, išnaudoti per 70 metų. Kaip sakant, mes galime nualinti save dėl per didelio darbo, stresų, rūkymo, girtuokliavimo, kaip sakyti, debošų ir taip toliau, mes galime nualinti save anksti susenti. Tai tu degini savo sveikatos išteklius, tu dar nesergi, bet tu degini išteklius sveikatos. Jie pas tave resursai sveikatos mažėja. Su kiekvienu cigaretė, su kiekvienu šnapsu, su kiekvienu viršsvorio kilogramu pas tave mažėja sveikatos resursai. Tai apie tai reikia garsiai kalbėti. Už tai yra, reiškia, kas? Alkoholio, tabako prevencija, sveiko gyvenimo būdo įdiegimas, mankšta, fizinis aktyvumas, aplinkos sanavimas, vengimas, reiškia, žalingų aplinkos veiksnių. Kas visa tai yra? Jau dabar visas kompleksas priemonių veikia, tai negriaukim jų.
Nes mes gyvensim nesveikatoje. Tai čia ne lygos gydymas, čia ne sveikatos ministerijos yra rūpestis. Gerai, dar vienas klausimas. Šiandien prasideda rudens sesija Seimo. Kas dar iš sveikatos srities, kokie statymo projektai svarbiausi bus iš jūsų srities? Iš mūsų srities dabar bus labai svarbus būtent sveikatos draudimo, reiškia draudimo ištisų straipsnių pakeitimai, tame tarpe sveikatos draudimo 8 straipsnio, kur reikia gyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą tiesiogiai, nes nutarimas turi dar platesnės pasiekmes. Tai dabar tos sutarimas jau yra kažkoks nors preliminarus koalicijos partnerių arba... Aš manau, kad yra, nes čia net ir opozicijos, ir koalicijos problema viena įgyvendinti Konstitucinio teismo sprendimą. Tai čia... O kaip bus, tai pamatysim, ministrė. Tai pamatysim, suprantama. Bet toliau yra paketas pataisų susijusių su draudimo fondo pinigų geresnių valdymu, su įstaigų geresnių valdymu, su taupimo priemonėmis, su šešėlinės ekonomikos mažinimu, su mokėjimu, kaip sakyti, už paslaugas, sutvarkymu. Pažiūrėti, kas mokama, kas ne, kad žmogui būtų aišku. Tai šitie pataisimai irgi eina, bet tai yra tie einamieji pataisimai. Tuo tarpu yra visas uždavinių, kaip sakyti, sąrašas, kurį turim padaryti jau giluminiai pertvarkant, reiškia, sveikatos finansavimo klausimus pagal Konstitucinio teismo doktriną, kuri irgi yra paskelbta. Dar be to noriu pasakyti, kad laukia labai įdomus teisminis ginčas dėl ligoninių restruktūrizavimo. Ir va čia kad iš savivaldybės rankų pereitų į valstybę. Ne, čia buvo ligoninių uždarimo klausimai. 10 rajonų neteko tam tikrų skyrių ir taip, kaip sakyti, reanimacijos ir chirurgijos ir taip toliau. Tai dabar klausimas buvo apskųstas Konstituciniam teismui ir kaip tik teismas dabar pradėjo nagrinėti šitą klausimą. Tai bus dar viena trečia byla, kuri man yra ypatingai svarbi. Ačiū Jums, ministrui, už pokalbį. Ačiū, kad suradot laiką ateiti į mūsų radiją. Naszym gościem był dzisiaj witaniec Povilas Andriukaitis, minister zdrowia. Radio